Vieni pavasarį laukus aria, kiti gaudo vitamino D spindulius, treti sau grilina dešreles ir alų gurkšnoja, dar kiti puola į vandenį ir taip savo spiegimus susilieja su pavasariu. Žmonės be laivų pavasarį paprasčiausiai čilina, skirtingai negu laivų turėtojai. O laivų turėtojams pavasaris toks. Jau ten taip plyšta skylė. Kokią mes konstrukciją padarė patys, sukalėm. A ko negerai. Eik tu sau kiek vandens. Čia mažai. Čia mažai? Buvo pilnas. Lygiai su tuo. Čia dabar paskutinis tik lyjimas, kur buvo. Tai ten kiek. Va, ant grindų. Nu, labai negerai, kad bėga ir stalui negerai. Viskam negerai, ką daryti. O neišeina kaip nors. Ir kaip ir. Ar reikia čia tą prasme stiebą nuimti? Kai nudengsim, tada tvarkysim. Žiemą buvo neįmanoma. Čia viskas yra sunumeruota. Toks gražus kilimas užkaltas ir visada žinai, kur kas turi būti. Šiandien gegužės 1 ir buvo pirmas laivų nuleidimo etapas. Tokie bus dar 2 gegužės 8 ir 9. Mes užsirašė 9, bet vandens tai žiauriai mažai. Va ten, kur yra prieplauka, tai vandens turi būti iki 1 laiptelio, nes tada, o ten per vidurį yra uola po vandeniu, kuri trukdo praplaukti, jeigu vandens lygis žemas. Jo. O varikliui paleisti nieko nereikia. Kokie impeleriai. Einu pasižiūrėjau. Dabar atmumsyrė. Minėjau impeleriai. Aš tai čia nieko nesuprantu. Žalias, gražus, su diržais ir gerai. Svarbu, kad tu moki valdyti laivą. Svarbu, kad aš moku valdyti laivą. Moki valdyti, moki važiuoti, plauksi, su juo priešvartuosi. Tai yra svarbu. Šičia tu gali nesusigaudyti, savo neprisins. Dar šiemet reikės susitvarkyti webastą. Įtariu, kad kūro padavimo problema, nes veikia, visą kitą tik kūro nepaduoda. Nebepasijama. Nu, viso. Gerai, šitas tvarkoj. Šitas gerai. Tai taip ir nepapasakosiu tiksliai, kas tau netinka tą malsuoklį. Man reikia pravalyti, nes leidžiu biškį vandeniu, kad turėtų tik tai garą. O gal problema slypi dar kažkur kitur, ne tik alsuoklyje? Ne, čia bus alsuoklyje. Aš taip manau. Ne tai, ne. Graudus verksmai. Graudus verksmai. Be šansų išsikelt.
Prisikroviau pilną mašiną daiktų, nes visko nepasiėmėm. Vandens žarnos trūko. Kopėčių dar vienų trūko, tai ką reikėjo važiuoti parsivežti. Gerai, kad viskas netoli. Tai va, važiuojam dirbti toliau. Plauti laivą ir poliruoti šveist. Tai kol aš buvau išvažiavus, tu nuplovei. Susijungiau viską, Gerai. nuploviau šitą galą. O čia su tom proškom plovei? Va su šitu, universaliu. Gerai. Bet lėt, kur juoda ten buvo nuo gumų priskretę, tai atsišvietė, tai geltonė. Šitie geltonė neatsišviečia. Tai nieks nepyks. Kaip ir kiekvienais metais būna problemų su nuleidimu. O rudenį, kai reikia iškelti, visada vandens užtenka. O pavasarį ne. Atrodo, ir sniego nutirpo, ir vandens daug pribėgo. Nieko. Visko liko nusivežti. Mano Karlsonas poliruoja propelerį. Skrisim. Plaukiu. Blizga kaip katino kiaušai. Eik tu savo. O jau Heidi, kaip gražu ir švaru, negali lipt dabar. Paškudint čia. Tu man viską turėsi paduoti, aš jau nelipsiu. A tu tapkes turi? Oi, kokios tapkutės. Gerai, kad turi išeiginius batus laive. Aš va neturiu, tai turiu už borto būt. Žmogus už borto! Žmogus už borto atrodo taip. O aš esu specialistė poliravimo, vaškavimo, plovimo ir proto knisimo. Sakai, gerai, kad galva nedidelė. Nu, mano irgi nedidelė, aš irgi ten tilpau. Bet tai kaip blizga jau. Ai. Nieko nedarom. Ne, nu reik dar vieną kartą apeiti. Su apsauga. Ateina žmonės pažiūrėti, patrauko pečiais. Kur vanduo? O vandens šiandien dar mažiau negu vakar. A viskas gerai. Čia tik mūsų uostelį problemos su nuleidimu. Per tą uolą povandeninę. Visur kitur čia veiksmas vyksta. Čia vadinasi Vindfangerbukta marina. Ten toliau yra Heitman marina. Dar pats Drobakas turi svečių uostą ir dar yra šitas Turgaus aikštėj uostelis.
Gražu čia pas mus. Ai, kokie tango šokiai. Nu, einam dirbti. Reikia išsinešti indus, išsiplaut. Pripelyje. Indaplovę įkišim. Greitai viskas. Tiek indų galim balius daryti. O būnam paprastai tik dviese. O kai nebegeri, taip ir būna, jokių svečių. Nuvagintas baigia nudažyti apačią antifulingu. Paskui prijungs akumus, variklį, propelerį. Ką čia dar reiks padaryti? Šiandienai užteks. Šiandien kas pas mus? Trečiadienis. Nu, vandens iš bėdos, iš bėdos. Propeleris uždėtas, suteptas. Tap, 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 tap. Tu kiši ar aš kišiu? Ką? Pavyko. Pavyko, nu. Nu ką, burė iškelta.
Belieka tik į vandenį nusileisti. Nu ką, iškilimo diena. Pravažiavom pro savo uostą. Ten, kur jau laivas stovės, nesėte. Vandens graudus verksmai. Nėra vandens visai. Nors rašau, kad apie 1 valandą bus aukščiausias vanduo, potvynis, bet pašnekėjom su kranistu. Nieko gero, šiandien jachtų nekels, kurios turi kylius. Ir sakė laukt, paskambint savaitę, kai pamatys, kad vanduo aukštas. Kad nieko negali suplanuoti normaliai. Viską susinešėm į viršų. Nu, turėjom tokią durną viltį, kad gal. Tai dabar vėl atgal atsinešėm visą maistą. Ir kiekvienais metais rudenį sakom. Ne rudenį, kiekvieną pavasarį sakom, nu dabar jau, kitais metais susirasim kitą žiemos uostą. Bet kaip visada staiga, ruduo, kur bėgti? Bėgi ten, kur žinai. Ir vėl viskas iš naujo. Nu mes glūšiai, kad nervinomės jau kokie 6 metai, kad laivo įleisti į vandenį sutartų laiku negalim. Kaltinom idiotišką nuleidimo grafiką, nes reikia atlaisvinti parkingo aikštelę iki gegužės 17 dienos. Nes Norvegijoje nepriklausomybės šventė yra labai didelė šventė ir viskas turi būti sutvarkyta iki to. Labiausiai, aišku, kaltinom po vandeniu esančią uolą, kad jos neišsprogdina, kad ją kur 9. Aišku, kliūdavo ir kranistui, kad bijodavo rizikuoti. Ir tik šiais metais pasidomėjau, kasgi iš tiesų vyksta Oslofjorde pavasarį. Jaugi pavasaris Oslofjorde iš tiesų yra unikalus metas, nes būtent tada gamtos jėgos kabutėse susivienyje ir išstumė vandenį iš fjordo. Pirma, nors pavasaris asocijuojasi su tirpstančiu sniegu, kalnuose dar pakankamai šalta ir didieji upių baseinai maitinantis Oslofjordą dar negauna tirpsmo vandens. Antra, esant labai aukštam slėgiui, vandens lygis gali nukristi net 30-50 cm žemiau prognozuojamo potvynių lygio. Nu taip ir buvo labai geras oras. Trečia, pavasarį vyrauja vėjai šiaurės ir rytų, kurie pučia paviršinį vandenį nuo kranto ir stumia lauk iš fjordo. Kur to vandens bus, tai geriausias laikas ieškoti kriauklių ir stebėti pakrančių struktūrą. Tai va, tokios naujienos. Taigi, sezonas laivų dar neprasidėjo pas mus. Bet kažkada išplauksim.